Понадобилось штука, а,
Nesvarbu, kad negali. Gerai, turbūt galiu. Taip, jau aš žinomas tada. Labas vakaras. Nors už lango tokia saulėta diena. Matyt, saulės mieste taip ir turi būti. Saulėta diena. Pavadinimas išties, kaip jau pastebėjo mane pristatant, sudėtas iš kelių tokių dėmenų, kuriame yra viską bandyti apžvelgti. Bus bandoma apžvelgti labai daug įvairių dalykų ir jie tos kelios gijos, tai Saulės mūšio vaizdinys, miesto tapatybės konstravimas, baltų idėja, jie pinsis to pasakojimo eigoj. Pagrindinis dėmesys bus sutelktas į Šiaulių miesto kolektyvinę atmintį, kuri taps tam tikrų pamatų atskleidžiant kitus dėmenis. Ir baltų idėja, ir Saulės mūšio vaizdinį, ir miesto įvaizdžio tapatybės formavimo dalykus. Turbūt, kalbant apie kolektyvinę atmintį, turbūt tai, kas gal pirmą kartą su tuo susiduria, reiktų paminėti kelis tokius bendro pobūdžio dalykus. Tai pirmiausia, kolektyvinės atminties koncepcija gimsta 20 amžiaus pradžioje. Mes turime atsigręžti klasikinę prancūzų sociologiją ir prancūzų sociologijos klasiko Emilio Durkheimo mokinys Maurice'as Halbachas parašo knygą Socialinė atminties rėmai. Kokia yra pagrindinė tos knygos idėja? Ir tai, koks pagrindinis tas Halbachso atradimas, kuriuo vėliau remiasi kiti mokslininkai, plėtoja, ir ypatingai tai įsiplečia gerokai vėliau, kai prasideda taip vadinamas netoks reiškinys kaip atminties bumas prieš kelis dešimtmečius, čia dėka vokiečių mokslininkų Asmanų. Tai tas Halbachso atradimas yra tai, kad individuali atmintis žmogaus yra nuolat kintanti, nuolat iš naujo formuojama ir sąlygojama tų socialinių rėmų, kurias žmogui kala kabutėse politiniai režimai, visuomenės kultūros tradicijos, pasakojimo tradicijos, kažkokie mitai ir visa kita. Tai yra, žmogus savo atsiminimuose, jis nėra toks nepriklausomas, kaip mums gali iš pirmo žvilgsnio pasirodyti. O ta kolektyvinė atmintis, savaime suprantama, tie vaizdiniai, jie įtakoja ir tapatybinius dalykus. Tai turbūt šnekant apie Šiaulius, turbūt vienas ryškiausių tokių istorinių vaizdinių, kuris įsišaknyjęs kolektyviniai atminty ir siejamas su Šiauliais, tai be jokios abejonės yra Saulės mūšis. Ir šiandien jau mums atrodo tokia visiškai įprastas dalykas, kad Saulės mūšis siejamas su Šiauliais, bet čia būtų galima užduoti tokį klausimą, ar išties Šiauliai, o tiksliau šiauliečiai, ar jie visada žinojo, kad jie turi gimtadienį? Kitaip tariant, kada atsirado tas miesto gimtadienis? Mums, kurie esam šiek tiek vyresnės kartos žmonės, mes tą gimtę daugiau ar mažiau prisimenam, bet turbūt jaunesnės kartos žmonės įsivaizduoja, kad niekada niekas neabejojo, kad Saulės mūšis yra tapatinamas su Šiauliais. Turbūt norėčiau atsigręžti į 20 amžiaus pradžią. Ir savo pasakojimą pradėti nuo Šiaulių miesto istoriografijos,
tokio naratyvo apie patį miestą, miesto istorijas. Ir pirmas, kas krenta į akis, tai 20 amžiaus pradžioj pasirodo Konstantino Gukovskio su bendraautoriu Ptaškinu tokia pirmoji Šiaulių miesto istorijos apybrėža. Kas buvo Konstantinas Gukovskis? Konstantinas Gukovskis pirmiausia buvo ukrainietis, kuris dirbo Kauno gubernijos statistikos valdyboje ir nuo XIX amžiaus vidurio Rusijos imperijai buvo įprasta leisti įvairių gubernijų statistinius metraščius. Na, pavyzdžiui, ten памятная книжка Ковенской губернии до 1875 год. Nu, taip pamirčiui eidavo kiekvienos gubernijos tas. O kadangi Gukovskis turėjo polinkį kraštotyrai, jis, kuomet buvo tos statistikos valdybos viršininku Kauno gubernijoj, jis dar pridėdavo ir vieną kitą miestelio prašymą. Dėka jų mes turim ir tokią pirmą rusų kalbą išėjusią Šiaulių miesto istoriją, kaip priedą prie tos Kauno gubernijos atminties knygutės. Ir ką jis rašo? Jis rašo, kad Šiaulių miesto įkūrimo data yra nežinoma, miestas neturi gilios praeities ir pirmos istorinėse šaltiniuose pirmos žinios apie Šiaulius mus pasiekė iš 15 amžiaus pirmosios pusės, kuomet Šiauliuose pastatoma pirmoji katalikų bažnyčia. Na ir jis ten taip maždaug įrašo, kad sako, bandymas aiškinti Šiaulių miesto vardo prasme, tai būtų beprasmis laiko švaistymas, bet, na, įdomumo dėlis smalsiems skaitytojams aš pateiksiu porą tokių liaudiškų etimologijos pavyzdžių, kodėl, reiškia, Šiauliai, iš kur kilęs tas žodis Šiauliai. Nu, sako, pagal vieną versiją tai nuo Šaulių, o pagal kitą versiją reiškia, kad nuo žodžio saulė, nes aš esą krikščionybės saulė, Šiaulių žemė nušvietė anksčiau negu likusią Žemaitiją. Nu ir jis rašo, sako, aišku, ir viena ir kita versija yra visiškai nesąmonė. Tai, žodžiu, gręžiantis į tą pirmą Šiaulių miesto istoriją, mes jokios užuominos, jokios aliuzijos, net menkiausios apie Saulės mūšį arba Saulės mūšio išėjimą su Šiauliais mes nerasim. 20 amžiaus pradžioj Šiauliai apskritai atrodo toks labai panašus į tipišką provincialų Rusijos imperijos gubernijos apskrities miestą. Ir tą miesto vaizdinį veikiausiai kūrė pirmiausia tą augantį miesto pramonę ir kažkada Šiaulius buvo atvykęs Borisas Uspenskis, vienas turbūt garsiausių semiotikų, Pitigorskio, Lotmano bičiulis, ir jis pasižiūrėjęs į miesto planą, sako, čia, sako, 19 amžiaus miestas. Tik metęs akį į miesto planą, sako, taip, miesto planas, pažiūrėsime miesto planą, tai nėra kažkokia radialinė struktūra, toks įprastas, jeigu pažiūrėsime gatvių pavadinimus, gatvių pavadinimą irgi atspindi tą imperinį istorinį naratyvą, pavadinti imperatorių vardais, arba gatvė siejama su kažkokia funkcinė paskirtim. Nėra jokių mieste tokių akcentų, kurie pasakotų, tarkim, ar tai Lietuvos istorija, ar gręžtos į kažkokią gilę praeitį. Matom, Nikolajevskaja ulica, tai čia imperatoriaus Nikolajaus garbei pavadinta. Šiauliuose, pavyzdžiui, 12 metais minimas 1812 metų Rusijai vadinamo tėvynės karų šimtmečio jubiliejus. Tai yra vyksta tie visi komemoracijos ritualai viešoje erdvėje, kurie yra siejami su imperijos istorijos pasakojimu. Ir tą miesto vaizdinį formuoja miesto centre stovinti cerkvė, kuri iškyla po numalšinus 1863 metų sukilimą.
Ir, na, žinom, kad per Pirmą pasaulinį karą Šiauliai nukenčia labai ir vėliau tas atsistatymas vyksta pakankamai ilgai, dar 19 amžiaus, dar tarpukario Lietuvoje, dar 3-ojo dešimtmečio vidury, dar yra tokių namų, kur žmonės dar gyvena kažkur pusė. Ir atkuriama Lietuvos nepriklausomybė, turim jau tą tarpukario Lietuvą ir atsiranda galimybė tam vietos elitui, vietos žmonėm konstruoti tą savo įsivaizduojamą autentišką istorinį pasakojimą, kurti tą tikrą miesto istoriją, aktualizuoti. Na ir mes žinom, kad tarpukario Lietuvoje, jeigu pažvelgsim į visą perspektyvą, buvo ko gero dvi labai ryškios tokios kolektyvinės atminties projekcijos. Tai viena projekcija gręžiasi į senąją Lietuvos praeitį, Lietuvos didžiąją kunigaikštystę, aktualino tos vaizdinius, visi žinom tą garsėją 1930 metų Vytauto didžiojo jubiliejinę kompaniją, tuo metu suviešėjusius kunigaikščių kultus, o kita gręžiasi į pasakojimą, kuris pasakojo apie tai, kaip Lietuva atkūrė savo nepriklausomybę, į tautinio judėjimo istoriją. Ir kas, reiškia, tai liudija. Pavyzdžiui, 1923 metais Šiauliuose įkuriamas Aušros muziejus, bet Aušros muziejus kodėl Aušros ir kodėl 23 metais. Tas muziejaus įkūrimo aktas skiriamas pagerbti laikraštį Aušrą. Tai vadinasi, tai miesto erdvė išties tas muziejus tampa tokiu kaip, na, atminimo aktu. Sukuriamas, aišku, formuojamas atitinkamai pervardijamos mieste gatvės. Jeigu mes pažvelgsim į gatvės, turbūt čia nėra jos, nedaug matomės jų dėja tam plane, jis toks schematiškas yra. Esmė turbūt yra, dar ką norėčiau atkreipti dėmesį, turbūt visi matot Basanavičiaus gatvę ir kadangi visi žinot miesto tinklą, įsivaizduoja, turbūt jums turėtų būti keista, kodėl Basanavičiaus gatvė yra ne kažkur miesto centre, turint galvoj to žmogaus vaidmenį mūsų istorijoje. Tarsi peršasi mintis, kad jo gatvė turėjo atsirasti kažkur miesto centre. Problema ta, kad kuomet buvo pervardijamos gatvės, pavadinimai buvo šiek tiek, galima sakyti, pataupyti. Nes buvo planuota, kad formuosis kitas administracinis dar vienas centras, kurio ištaka bus, kur dabar yra rajono savivaldybė, tarpukarį įsikūrė apskritis ir ten formuojasi tarsi naujas miesto centras. Tai buvo galvota, kad tam rajonui tos bus pavadintais tų kitų garbingų žmonių vardais. Dabar reiktų stabtelėti ties 1930 metais, kuomet pasirodo pirmoji Šiaulių miesto istorija lietuvių kalba. Tos istorijos autorius dar yra jaunas mokslininkas, galima sakyti, pradedantis istorikas, Jonas Puzinas, kuris vėliau pagarsės kaip archeologas. Ir jis parašo Šiaulių miesto istoriją, bet ta miesto istorija parašyta iš esmės sekant jau mano minėtą Gukovskio ir Ptaškino knygelę. Ir Puzinas lygiai taip pat abejoja Šiaulių senumu ir istorijos miesto praeities niekaip nesieja su Saulės mūšiu. Nors tuo metu jau lietuviškoje istoriografijoje vis dažniau pasigirsta
tokias mintis, kad, na, greičiausiai Šiauliai yra susiję, gali būti ta Saulės mūšio vieta. Ir dar po 3 metų, 1903 išeina specialus Lietuvos aido numeris. Lietuvos aidas, 303 metai, tai yra, galima sakyti, oficiozas, tai yra tarsi oficialus šalies laikraštis. Specialus numeris skirtas Šiauliam ir istorikas Augustinas Janulaitis parašo tekstą, kuriame tvirtina, kad Saulės mūšis tikrai yra susijęs su Šiauliais ir netgi pasiūlo variantą. Sako, aš manau, kad jis buvo prie Salduvės piliakalnio. Nors tuo metu tų hipotetinių vietų, kur buvo Saulės mūšis, geografija buvo labai plati. Reiktų paminėti, kad tuo metu istoriografijoje apskritai diskutuota, ar ta mūšio vieta Saulės mūšio buvus Lietuvoje ar Latvijoje. Nes tokio vieningo nuomonė tikrai nebuvo įsivyravus. Ir tačiau nuo būtent 4 dešimtmečio Lietuvoje jau pradeda formuotis, įsitvirtinti toks, kaip pasakyti, tokia nuostata, kad visgi tai yra Šiaulių tam tikra miesto savastis. Kalbant apie Saulės mūšio vaizdinį 4 dešimtmečio lietuvių atminties kultūrai, dera paminėti 2, mano galva, svarbius dalykus. Pirma, kad apskritai tam atminties diskurse Lietuvos didžiosios kunigaikštystės istorijos vaizdiniai, jie yra svarbus, o 4 dešimtmetį jų svarba dar labiau pabrėžiama. Ir antra, kad 4 dešimtmetį lietuvių istorikų darbuose ėmė vis labiau įsitvirtinti nuomonę, kad Saulės mūšis įvyko prie Šiaulių. Ir trečia momentą svarbu, tai yra vokiško revanšizmo grėsmė. Mes žinom, kad ta vokiško revanšizmo grėsmė, ypač po to, kai naciai ateina į valdžią Vokietijoje, pirmiausia, pajuta kaimynės valstybės, pajunta ir Lietuva, nes iškyla problema, pavojus Klaipėdos kraštui. Nes atsiranda revanšistiniai judėjimai, kurie ketina Klaipėdos kraštą atplėšti nuo Lietuvos, prijungti prie Vokietijos. Ir tuo metu tie herojiški lietuvių kovų su kryžiuočiais vaizdiniai viešumoj tokiam antinaciniam propagandiniam diskurse tampa labai paklausus. Tas pasakojimas apie lietuvių kovas su kryžiuočiais įgyja ir tokį antinacistinį tokį pobūdį, kuomet bandoma gręžtis į praeitį ir ieškoti, atrasti, kad lygiai tokia pat grėsmė, kaip kryžiuočiai kėlė tada nepriklausomybei, ir dabar tie nacistai, kurie neretai irgi naudojosi tą viduramžišką ordinų retoriką, kad jie, tai yra iš esmės vienas ir tas pats ir kelia grėsmę. Ir reiktų paminėti paskutinį 4 svarbų momentą, kad susijusi su Baltų vienybės idėja. Mes žinom, kad tarpukario Lietuvoje Baltijos valstybių santykiai nebuvo labai idealūs. Buvo ir įtampos, ir nesusikalbėjimo, ir tie bandymai vienytis politiškai tarptautiniai plotmėj, jie dažnai baigdavosi nesėkme dėl Lietuvos pozicijos, dėl Vilniaus klausimų. Tačiau galiausiai tas vokiškas
revanšizmas, jis šiek tiek padaro irgi tam tikrą įtaką, ėjimą į tam tikrus kompromisus. Ir 1933 metais atsinaujina Baltų valstybių sąjungos kūrimo idėja. Tai yra pirmiausia Latvijos ir Estijos iniciatyva ir prasideda toks visų tų trijų šalių toks, gravitavimas, artėjimas viena šalia kitos. Ir 1934 metais Ženevoje yra pasirašoma Baltijos šalių bendradarbiavimo sutartis. Ir vilčių su ta, taip vadinama, Baltijos antantė sieta labai daug. Manyta, kad tai taps ir tokiu patikimu suverenumo garantu ir pasitarnaus glaudesniam bendravimui. Ir išties tie santykiai pradeda intensyvėti. Ir mes, jeigu pažvelgsim nuo 1934 metų, tas netgi tokiam savivaldos lygmenį, ar pasienio regionuose, ar tarp Kauno ir Rygos, jis pasidaro gerokai intensyvesnis. Gerokai mieliau pradedama keistis delegacijų, prasideda toks gilesnis bendravimas, pradedant kažkokiom delegacijom iš vieno valsčiaus į kitą ir baigiant tam sportininkų vykimu vienų pas kitus. Ir šiame kontekste, aišku, labai svarbu vaidmenį suvaidina dvi draugijos. Tai Latvių lietuvių vienybės draugija ir lietuvių Latvių vienybės draugija. Viena veikia Kaune, kita veikia Rygoje. Ir tuo metu pradedama ieškoti to, kas pasitarnautų Baltijos šalių vienybės idėjos tokiam stiprinimui. Ir vienas iš tokių suvokiama, kad tai gali būti pasakojimas apie bendrą praeitį, bendrą istoriją. Tai yra prasideda noras pasakoti apie bendrą praeitį, atrasti tuos simbolius praeitį, kurie galėtų tarnauti tų šalių suartėjimui. Ir pirmiausia, Rygoje, tai Latvių lietuvių vienybės draugijai, 34 metų gale veikiausiai gimsta sumanymas, kad reikia lietuviams su latviais kartu surengti bendrą Saulės mūšio minėjimą, kur kaip tik 36 metais sukaks 700 metų jubiliejus. Ir Latviai pasiūlo, ta draugė veikianti Latviai, pasiūlo tą progą surengti bendrą dainų šventę. Ta proga galėtų įvykti ir jau 12-ąjį Lietuvių Latvių vienybės draugijos kongresą. Ir taip toliau. Ta žinia, kuri pasklinda plačiai, kadangi ta žinia Lietuvoje išplatina Elta, Šiauliuose yra sutinkama labai nevienareikšmiškai. Šiauliečiai pradeda nuogąstauti, kad sako, gerai, sako, mes rengsim tą šventę, bet sako, tada turbūt, kadangi visi pradės ieškoti tos vienybės, bijos kelti klausimą, kurgi tikrai įvyko Saulės mūšis. Ir taip bus bandama numuilinti, kad Saulės mūšis nevyko tik Šiauliais. Tai reiškia, kad tas, kaip tada rašo tas Šiauliuose ėjęs įdomus mūsų momentas, kad toks draugiškas istorijos pasidalymas įvyks kliūtim, norint nustatyti tikrą Saulės mūšio vietą. Tai, kad ta žinia apie tokias užgautas šiaulietiškas ambicijas, mano galva, yra puikus pavyzdys to, kad jau mintis šiauliečių sąmonė įsitvirtina, kad Saulės mūšis yra jų savastis, jų nuosavybė. Kad tą mūšį reikia sieti su Šiauliais. Ir leisiu savo citatą, kur pasirodo to meto miesto spaudoje. Mūsų tikslas – priminti šiauliams jų pareigą, nes Saulių kova surišta su Šiaulių praeitim. Šiauliečiai turi tuo atskirai susidomėti ir šį didelį istorinį įvykį tinkamai vertinti ir paminėti.
Šiauliai privalo istorijos faktą patvirtinti ir visam laikui įrodyti, kad be jokių abejonių ar priešingų nuomonių nėra ir negali būti. Tai Šiaulių garbės klausimas. Na ir tada miesto spauda pasitelkė istorijos Antaną Lekną, Jono Yčą ir jų darbais pradeda įrodinėti, kad Saulės mūšis įvyko prie Šiaulių ir kad tas minėjimas tai ne kokių ten vienos ar kitos draugijos, bet visos šalies garbės reikalas, reikia plačiai paminėti visoje Lietuvoje ir taip toliau. Tai žodžiu, toks yra jau toks. Pačioje Lietuvoje, jeigu mes pažvelgsim į laikinąją sostinę, tokios nuostatos, kad tas mūšis įvykęs prie Šiaulių ir šiek kaip jau Šiaulių tokia simbolinė nuosavybė, toli gražu nebuvo. 35 metais į Kauną su vizitu atvyksta Latvijos kariuomenės vadas generolas Krišjansbergis. Jį pasitinka mūsiškis kariuomenės vadas Stasys Raštikis, svečio garbei surengė pietus, pietų metu pasako kalbą, primena apie senas lietuvių ir latvių protėvių bendras kovas su bendrais priešais ir jis kalba taip. Turėjome senovėje bendrus priešus, prieš kuriuos petys į petį kariavo Latvijos ir Lietuvos kariai. Iš anų laikų viena tokių kautynių mūšio prie Saulės netoli Bausko, kur pasižymėjo mūsų kunigaikštis, o paskui pirmas karalius Mindaugas. Tai yra Stasys Raštikis, pasako svečiui, sako, puiku, turim mūšį, kuris įvyko prie Bauskės. Tai aišku, tam šiauliečių, reiškia, tam tikros ambicijos yra pakankamai užgautos. Tas šiauliečių užsidėgymas pult įamžinti, tuoj pat pastatyti Saulės mūšį skirtą jubiliejų, tuo metu 35 metais šiek tiek atslūgsta dėl tokios labai paprastos priežastys. Nes 35 metais atidengiamas paminklas žuvusiems už Lietuvos nepriklausomybę Sukilių kalnelį. Ir iškilmingai perlaidojami, statant šį paminklą, rasti, kaip manoma, 1863 metų sukilėlių palaikai. Apskritai, tą visą erdvę prie Sukilių kalnelio, kuomet aš minėjau, kad kūrėsi tarsi naujas miestas centras su tokia svarbia simbolinė vieta, buvo planuose paversti svarbiausia Šiaulių komemoracinė erdvė, nes buvo planuota į Sukilių kalnelį netgi perkelti lietuvių karius, kurie žuvo kovų už nepriklausomybę metu ir palaidoti miesto senose kapinėse. Tačiau dėl įvairių priežasčių, dėl techninių dalykų, dėl apribojimų, dėl tokio nelabai, sakyčiau, palankaus ir skeptiško bažnyčios požiūrio, tame tarpe to sumanimo galiausiai buvo atsisakyta, bet tas paminklas galiausiai išdygo. Bet tos minties apie Šiaulių tapatinimą su Saulės mūšiu vietinė miesto valdžia daro kitų žingsnių. Pavyzdžiui, 35 metais Šiaulių miesto taryba priėmė nutarimą visuomenės reikmėm įsigyti 20 hektarų žemės sklypą, kuriame randasi Salduvės piliakalnis. Iš privataus ūkininko, kuriame planuojama, kaip buvo rašyta, įrengti gražų parką ir gražiai sutvarkyti turintį istorinės reikšmės kalną. Tai rodo, kad tas mieste bandoma vienaip ar kitaip tą Saulės mūšį įamžinti, paminėti. Ir ateina 1936 metai. Ir paaiškėja, kad tas Latvių pusės
entuziazmas šiek tiek rengti tą bendrą minėjimą pradeda šiek tiek atšalti. Ir Kaunui perduodama žinia, kad Latvija nusprendė pirmiausia pasitarti su Latvijos istorikais ir tiksliai nustatyti, kur vis dėlto tas mūšis buvo, Lietuvoje ir Latvijoje. Ir prasideda toks įdomus susirašinėjimas, laikas eina, diplomatai pradeda nerimauti. Tuo metu ministras Lozoraitis Lietuvos pasiuntiniui Rygoj Vytautui Vileišiui pradeda išsiaiškinti, ar dar ilgai ten netyrinės tą Saulės mūšio vietą. Čia Latvija tais tyrimais galvoja užsiimti. Tuo tarpu Lietuva savo ruožtų ruošiasi paminėti ir tą mato Latvijos pusė. Ir Latvijos pusė pradeda daryti spaudimą diplomatiniais kanalais, kad jokie paminklai Saulės mūšio Šiauliuose neiškiltų. Sako, kol dar čia istorikai ginčijasi, jokių paminklų nestatykim, nes dar neaišku, ar tas mūšis įvyko prie Šiaulių, ar įvyko Latvijai prie Bauskės. Čia taip, netaip svarbu, svarbiausia sutartinai bendrai paminėti tą mūšį, tą faktą, kad mes kartu kažkada praeity buvom susivienę ir kovojom su bendrais priešais. Ir galiausiai viskas baigėsi tuo, kad Latvijos pasiuntinys Lietuvoje, Karlas Liudvikas Sėja, dar kartą perduoda prašymą Lietuvos valdžiai jokio paminklo Šiauliuose nestatyti ir pasistengti, kad tokie paminklai neiškiltų. Ir apskritai jie galvoja, kad gal nereikia švęsti kartu, gal paminėkim tą mūšį kiekvienas atskirai. Ir žodžiu buvo bandoma visokiais būdais ir viena ir kita pusė paspausti. Tais pačiais metais vyksta tas Lietuvių Latvių vienybės kongresas Kaune. Ir lietuviai parengė programą numatė, kad visi susirenka Kaune, o paskui paminklas Šiauliuose nestatomas, bet kongreso dalyviai visi vyksta paminėti Šiaulius. Tuomet Latvijai praneša, kad sako, jūs tokią programą galite sudaryti, bet jeigu jūs tokią programą sudarysit, atvažiavę Estai ir Latvijai, jokių Šiaulius nevažiuos. Žodžiu, nereikia nieko ir galiausiai buvo nuspręsta, kad tas paminklas taip ir neiškils Šiauliuose. Tiktai vykusio kongreso, Lietuvių Latvių vienybės kongreso metu Kaune, Jonynas, istorikas Jonynas perskaito paskaitą apie Saulės mūšį, bet toj paskaitoj jisai įsisuka ir nepamini to fakto, kurgi tas Saulės mūšis yra išties įvykęs. Žodžiu, niekas nenori to klausimo aštrinti, visi supranta, kad reikia vengti kažkokių nesutarimų ir geriau jau nebesiginčyti, kur išties tas Saulės mūšis yra įvykęs. Ir Jonynas jo vietą lokalizuoja, taip rašo, kažkur Žemaičių ir Aukštaičių rytų pasienį. Tačiau 306 metais Lietuvoje įvyksta plataus masto Saulės mūšio minėjimas. Jis minimas ne tik tos pačios iškilmingiausios tokios komemoracinės apeigos, aišku, įvyksta Kaune,
Jis minimas ir kituose miestuose, ir Lietuvoje. Na, viskas vyksta jau pagal tam tikrą tuo metu tokių susiklosčiusių minėjimų tvarką, tai ir mišios, ir iškilmingas posėdis, ir susirenka valdžia į Vytauto didžiojo karo muziejų, kur istorikas Zenonas Ivinskis skaito paskaitą apie Saulės mūšį. Nu, ir gal ten toks įdomus yra dalykas kadangi vis dėlto reikia vystyti tą baltų vienybės idėją, bet politikai tą baltų vienybės idėją supranta, kad dar reikia įtraukti ir Estiją. Tai naratyve pradeda atsirasti tokias bandymas aiškinti, kad ten, na, ir estų gal dalyvavo tą mūšį. Kad Estija irgi čia, reiškia, susijus kažkaip tai su tuo. Ir, aišku, įvyksta tas paminėjimas ir Šiauliuose. Išeina visi turbūt žurnalai, leidiniai, visuose, ypač tokio paramilitarinio, tokio patriotinio turinio leidiniai, viršeliuose vaizdai susiję su Saulės mūšiu, ypač, kas įdomu, labai plačiai reprodukuojama latvių dailininko. Darbas dailininko Kruko paveikslą, tada Lietuvoje ne vienas leidinys platina. Čia kaip tik matom iš minėjimo posėdžio Vytauto didžiojo karo muziejų, kalbą sako pats prezidentas Antanas Smetona. Čia geresnis vaizdas šito Kruko paveikslo. Aišku, tuo metu reiktų paminėti, kad pas Latvius tų vaizdų, to grįžimosi į Saulės mūšį taip pat būtų. Ir pasirodo veikalai, ir literatūra, ir Vigmantas galėtų gerokai daugiau apie tai papasakoti, nes turbūt yra ir jo būsimos knygos turbūt yra apie tai skirta. Ir toks paskutinis įdomus yra Kalis Mesnieks, latvių dailininkas, parengė eskizą. Rygoj prezidentūra buvo tarpukario toj pačioj vietoj, kur šiandien, tai yra pily. Ir tuo metu rengiame restauraciją ir tos menės išpaišomos, dailininkai papuošia jas vaizdais, liudijančiais Latvių praeitį. Tai vienas iš tų eskizų, tų tokių istorinių garbingų kovų, kurie ten turėjo atsirasti, buvo siūloma. Siūlyta pavaizduoti Saulės mūšį. Tai Kalis Mesnieks parengė tokį eskizą, bet aš nežinau, dėl kokių priežasčių tas eskizas taip ten ir nebuvo realizuotas. Šiauliuose bandyta ta proga, bandyta irgi kažką vėl dar kažkokią atminimo ženklą, ir miesto tarybos narys Urbaitis sako, neleidžia mums paminklo, tai nors gatvę pavadinkim Saulės mūšio vardu. Ir jis pasiūlo dabartinę Vytauto gatvę, kuri tuo metu vadinasi Pagyžių, pakeisti jos pavadinimą. Tačiau aš nežinau, nėra išlikę dokumentai iš viso to, ką galima suprasti iš konteksto. Su Urbaičiu pasikalbėjo burmistras Valančiūnas, pasikalbėjo dar kažkas ir Urbaitis savo pasiūlymą atsiėmė. Nebesiūlė gatvės pavadinimą. Matyt, vėlgi turbūt iš Šiaulius veikiausiai gal buvo vėl kažkoks skambutis iš Kauno, laikinosios sostinės, ir pasakė, kad gal jūs brolių latvių neerzinkit su Saulės mūšio įamžinimu Šiauliuose.
Bet šiaip ar taip, kas yra svarbu, kad 306 metai tampa tokia tarsi lūžinė data, galiausiai įtvirtinant Saulės mūšį kaip Šiaulių miesto istorinės praeities savastį. Ką aš turiu galvoj? Tai yra svarbu ne tik tas paminėjimas visuotinas, kur buvo akcentuota visoje Lietuvoje, kad Saulės mūšis šeimas Šiauliais, bet 306 metais išeina tai, ką mes visi gerai žinom kaip Šapokos istorija. Nors Šapokas buvo tik redaktorius, ten rašė visą krūvą istorikų, bet kadangi tą knygą redagavo, tos tekstus bendrino Šapoka, tai taip yra išplitęs, kad tai tarsi jo paties yra darbas. Tai ir ta šapokinė istorija, kuri tampa tokia iškart parankinė knyga, nors įrašyta kaip vadovėlis gimnazistams aukštesniųjų klasių, ji tampa iš esmės kiekvieno inteligento parankinė knyga, tokiu parankiniu Lietuvos istorijos naratyvu. Ir ten kaip aksioma įtvirtintas teiginys, kad Saulės mūšis įvyko ties Šiauliais ir jį laimėjo lietuviai. Viskas, taškas. Mūšį Šiaulių, lietuvių pergalė. Na ir, aišku, ateina 40-ieji metai. 40-ieji metai, Lietuva netenka nepriklausomybės, ateina sovietų valdžia, kuri pradeda atlikinėti kolektyvinės atminties reviziją. Ta kolektyvinės atminties revizija pirmiausia pasireiškia tuo, kad buvo bandoma ištrinti tos vaizdinius, kurie naujam sovietiniam režimui atrodė ideologiškai neparankus, negeri ir taip toliau. Arba bandyti tos vaizdinius vienokiu ar būdu adaptuoti, pritaikyti, suteikti naujas prasmes, kad jie tiktų tam ideologizuotam, sovietiškai ideologizuotam istorijos pasakojimui. Mes žinom, kad greit prasideda Antrasis pasaulinis karas ir sovietiniam propagandos diskurse tie lietuvių kovų su kryžiuočiais vaizdiniai tampa labai patrauklūs. Nes tuo metu Sovietų Sąjungai veikia ėjo leidiniai, laikraščiai, suformuota ta 16 lietuviškoji divizija sovietiniai armijoje, jie tampa to propagandinio lauko objektu ir jiem skirtoj propagandai labai gręžiamasi į praeitį ir vėl grįžtama panašiai prie tų vaizdinių, kas buvo 40-mečio Lietuvoje po 303 metų, kuomet nacistai lyginti su kryžiuočiais. Ir kuomet 42 metų balandį išeina pirmasis lietuviškosios divizijos laikraščio Tėvynė šaukia numeris, ta numerio vedamajam kaip tik akcentuojama tokia mintis, kad, pacituosiu, savo garbingų ir teisingų kovoj lietuviai ne kartą jos mušė. Jie daužė vokiečių galią prie Durbės ir Saulės, kartu su slavų tautom lietuviai triuškino juos prie Žalgirio. Tai yra, prasideda tų istorinių vaizdinių išnaudojimas, tačiau šįkart atsiranda naujas akcentas, bandoma tą istorinį pasakojimą konstruoti taip, kad lietuviai visada vokiečius sutartinai triuškino kartu su slavais. Suprask, pirmiausia, su rusų tauta. Ir reiškias tie lietuviškojo junginio kariai yra ne kas kita kaip tų savo protėvių paveldėtojai.
prasideda po Antro pasaulinio karo, sovietų valdžia Lietuvoje, kaip žinom, įsitvirtina ilgai ir prasideda konstravimas tos sovietinės kolektyvinės atminties. Po karo dar kelis metus egzistuoja tarsi toks aidas to karo metų istorinio pasakojimo, kai dar buvo gręžiamas į praeitį. Ir jeigu mes turėtume galimybę su laiko mašina persikelti 1947 metus į Kauną, į Kauno valstybinio taikomosios ir dekoratyvinės dailės instituto studentų diplominių darbų parodą, mes parodoj pamatytume vieną šalia kito kabančius du paveikslus. Tai yra Jukonio paveikslas Mūšis ties Šiauliais 44 ir greta kabo Banio paveikslas Mūšis ties Saule 1260, čia yra klaida, 306, aišku. Tai yra tas, bet aišku, greitai tai pasibaigia ir dailininkų likimai irgi taip susiklosto labai skirtingai. Banys, kuris nupiešė paveikslą, netrukus atsiduria Sibire. Po Antro pasaulinio karo ta Šiaulių kolektyvinė atmintį buvo bandoma spausti į tos sovietinio režimo nustatytus atminties rėmus, kuriuos, kaip žinom, jie buvo pabrėžiama ta revoliucinė praeitis, įvyksta vėlgi bandoma ne tik pasakoti ir tam miesto kraštovaizdį, atsiranda ir Leninui, ir Stalinui paminklai, paskui Stalinui paminklai po 20 suvažiavimo išnyksta. Bet įdomiausia turbūt inovacija patiria Sukilėlių kalnelį stovintis paminklas, kurio nuspręsta negriauti, kuriame pritvirtinama frontone Dimžlio sukurta skulptūrinė grupė Sukilėliai ir paminklo skirto paminėti Lietuvos nepriklausomybę ir žuvusiam už Lietuvos nepriklausomybę virsta paminklų 63 metų sukilimų. Aišku, reiktų paminėti, kad ir gatvės keičiamos, kurios turi atspindėti tą sovietinį istorinį pasakojimą ir taip toliau. Dabar pirmiausia, aktyviausiai kūriamas pasakojimas Šiaulių miesto istorijos sovietmečių, pradedamas nuo pasakojimo apie tas miesto, kaip tada sakyta, tokią pažangę istoriją, tai yra gręžimasis į miesto taip vadinamą revoliucinę praeitį, bandoma atrasti senas revoliucinio judėjimo šaknis, aktualizuoti bolševikinį judėjimą ir nesitiktinai ta tokia pirma jau sovietmečių pasirodžiusi miesto istorija iš esmės skirta tik tai laikotarpį nuo XIX amžiaus antros pusės. Ta knyga vadinasi Istorijos puslapius verčiant, bet iš ties tai yra gręžimasis nuo XIX amžiaus antros pusės, pasakot tą revoliucinio judėjimo istoriją. Ir kitas svarbus kolektyvinės atminties konstravime sovietmečiu yra tai, kas vadinta didžioji tėvynės karu arba antroju pasauliniu karu. Matot, išeina Sukilėliam ir laiškai, ir netgi pirmas miesto toks kaip ženklelis, kuris susijęs su miestu, kuris pasirodo apskritai pokariu, tai yra ženklelis su Sukilėlių kalneliu.
su monumentu stovinčiu sukilėlių kalnelį. Kalbant apie sovietmetį, dar reiktų, na, žinom, tuo metu iškyla monumentai. Nu, bandoma miestą parodyti kaip tokį modernų, atsistačiusi, tos praeities tarsi neturinti, bet tokį veržlų. Miesto erdvėj iškyla paminklai ir Preikšui, ir generolui Žemaičiui. Ir turbūt ryškiausias yra tuo metu ir didžiausias monumentas, tai yra tas, kur iškyla sovietiniai armijai Saldų. Ir tuo metu politiniai konjunktūrai bandymas atrasti tą miesto indėlį didžiajam tėvynės kariais buvo labai svarbus, nes po to, kai Brežnevas ateina į valdžią, nuo 70-mečio vidurio tas pasakojimas apie didįjį tėvynės karą tampa labai svarbiu. Ir turint galvoj, kad miestas Antrojo pasaulinio karo metu labai nukentėjo, miesto valdžia bando to naudotis ir tą pasakojimą apie tą herojišką miesto kovą Antrojo pasaulinio karo metais išnaudoti. Ir žinom, kad 1985 metais miestas, minint pergalės prieš fašistinę Vokietiją jubiliejų, net apdovanojimas tėvynės karo pirmo laipsnio ordinu. Tiesa, ta apdovanojimo istorija irgi tokia pakankamai įdomi, bet čia mes nebelabai turim laiko apie tai kalbėti. Sovietmečiu atgimsta Šiaulių herbas. Čia mes matom, kaip atrodė istorinis miesto herbas. Šalia yra atvirlaiškis, kuris išleistas tarpukario Lietuvoje. Tarpukario Lietuvoje savivalda savo dokumentam irgi naudojo miesto. Tas herbas nebuvo oficialiai patvirtintas, bet spaudose jis naudotas. Ir sovietmečiu 70-mečio vidury Sovietų Sąjungoje atgimsta tokia idėja, kad miestam gal reikia gražinti tuos herbus, kurie neturi sukurti naujus, kad tokiu būdu miestai įgytų tam tikrą savo savitumą, kad galėtų kažkaip geriau save išreikšti. Ir aišku, buvo paprasčiau tiem miestam, kurie turėjo savo istorinį herbą. Kebliau buvo Mažeikiai. Va čia kaip pavyzdys, kaip pavyzdžiui, kokie buvo siūlomi sovietiniai Mažeikių herbai tada. Miestai, kuris niekada to istorinio herbo neturėjo. Su Šiauliais yra paprasčiau, kadangi, aišku, tos Šiaulių istorinis herbas, jį atgaivinti būtų galima, bet jis apvaizdos akis, religinis motyvas, sovietmečių, aišku, reikėjo kažką pakeisti. Pirma mintis, kuri ateina, ko pakeisti, tai saulės simbolių, kadangi Šiauliai, saulės mūšis susiję, tai reikia taip. Tai čia vienas iš tų variantų. Ir Juozas Jurginis, kuris tuo metu dalyvavo veikusioje heraldikos komisijoje, jis aiškino taip. Meška Žemaitijos emblema, ji tinka, atsižvelgiant į Šiaulių geografinę padėtį, tinka ir jautis, žinant, kad Šiauliai garsėja odos pramonė. Netinka akis, nes viena, ji nedekoratyvi, sunkiai pavaizduojama, ir antra mistiška. Mitus ir legendas kaip liaudies kūrybą priimam, o mistiką atmetam. Viskas. Kadangi religinis simbolis nereikia ir tą. Ir žodžiu, o Šiaulių miesto valdžia, teikdama prašymą
kad norėtų atkurti savo herbą, jis savo ruožtų dar akcentuoja, pakiša tam tikrą mintį, kad to istoriniai pažymoj, kurie nukeliauja pas valdžią, ten įrašyma, kad Šiaulių istorija prasideda nuo Saulės mūšio. Na tai pirma mintis, aišku, heraldikos komisija turbūt irgi ateina į galvą, kaip čia kokiais Saulės mūšio, Saulė, tai Saulės simbolių tada tiesiog. Taip, reiškia, ta herbo kūrimo kompanija, ji pasitarnauja, kad į miesto tą erdvę grįžtų ne tik tas sovietiškai renovuotas herbas, bet ir reiškia, tai pasitarnautų, čia beje persivertė, tas nebus, persivertė, pasitarnautų tam saulės vaizdinio tvirtinimu. Jeigu jūs vaikščiosit po miestą, jūs atkreipkite į dėmesį, tuo metu pirmiausia pasirodo, net nežinau, kaip čia reiktų pavadinti tą dailės kūrinį, kabantį Vilniaus gatvėje ant sienos, bet atkreipkite dėmesį į saulės simbolį. Nes pirminis variantas herbo buvo tokia saulė, o patvirtintas vėliau toks. Tai jau dailininkas šiek tiek paskubėjo ir sukūrė tokį herbą, kuris nebuvo patvirtintas. Savo dailės kūrinį pavaizdavo. Ir, turbūt tuo metu tai pasitarnauja vėlgi, kad atsiranda 73 metais paminklas Saulės mūšis. Lukošaičio, dailininko Lukošaičio vadovavimo liaudies meistrai sukūrė jį. Ir turim tai, ką turim. 72 metais yra svarbus miesto istorinio naratyvo kūrime, nes pasirodo Petro Bilevičiaus, kuris buvo miesto vykdomo komiteto pavaduotojas, parašyta Šiaulių miesto istorija. Ir toj istorijoje yra vėlgi užakcentuota tai, kad Šiauliai tai yra tas miestas, kuris tikrai siejamas su Saulės mūšiu. Ir netgi Bilevičius pasiūlo hipotezę, kur galėjo stovėti ta Šiaulių istorinė pilis. Jis mano, kad stovėjo prie Talšos. Jie siūloma ta vieta, kur vėliau įsikūrė senosios miesto kapinės, ar kur yra protestantų kapinės, tokia kalba, kur pagal viską galėjo būti Piliakalnis. Ir aišku taip. Apskritai 80-mečio vidury Šiaulių mieste labai suintensyvėjo pastangos sukurti tokį unikalų savitą miesto paveikslą. Ir miesto, taip turbūt reiktų įvardinti gal to miesto valdančiųjų elitų, gimsta mintis, kad reiktų 1986 metais, minint Saulės mūšio 750 metų jubiliejų, kartu paminėti ir miesto 750 gimtadienį. Ir nuo kažkur 1978-79 metų prasideda tokia labai ilga, labai nuosekli propagandinė, pavadinkim tai propagandinė kompanija, kurioje buvo ruošiamasi tam jubiliejui. Reikia pasakyti, kad Sovietų Sąjungoje miesto jubiliejų šventimas turėjo jau tam tikrą tradiciją. Tai buvo plačiai nuskambėjęs Maskvos jubiliejus 1947, 51 metais Rygos miesto jubiliejus, Kijevo jubiliejus, šventė visi. Ten netgi prieš ir
anksčiau negu Šiaulius savo miesto jubiliejų paminėjo ir Pakruojis. Tačiau tokios nuoseklios kompanijos, kurios metu būtų taip kryptingai diegiama ta mintis, kad Šiauliai tai yra Saulės šėjimas su Saulės mūšiu, turbūt nei vienas miestas negali tuo pasigirti. Ir jeigu mes pavartysim tuo metu spaudą, raudonąją vėliavą, tai kelis metus tęsiasi labai nuosekli kompanija, kur buvo sukurtas toks ženklas, aš manau, kad daugelis turbūt jį prisimena, Šiauliai 750. Įvyksta mokslinė konferencija, į Šiaulius atvyksta, sakykime, taip pats tas geriausi tuo metu istorikai, atvyksta Gudavičius, partijos komitete įvyksta istorinė konferencija ir jos metu yra reiškia, pasakoma, reiškia, Gudavičius, tuo metu dėsto, reiškia, dalindamasi savo mintim dėsto taip, kad ir kaip griežtai žiūrėtama visas tas prielaidas, kalbančias už tai, kad Saulė yra Šiauliai, jų kaupėsi vis daugiau. Jokia kita tikimybė joms prilygti negali. Ir vargu ar apskritai yra realaus pagrindo kilti kitoms tikimybėms. Atrodo, kiekybės suma virsta nauja kokybė. Saulės Šiaulių tikimybės faktai, ko gero, pavers šią tikimybę nepaneigiamų dalykų. Vėlgi, bet sakykime, tuo jubiliejiniai kompanijoje tas Saulės mūšis, jis buvo reikalingas tik tai kaip išeities taškas, pasakojant tą ideologiškai teisingą miesto istorijos naratyvą, kuriame svarbiausia vieta turėjo užimti pasakojimas apie tą pažangę šiauliečių kovą su išnaudotojais, kovą už darbo žmonių gerovę, laisvę ir panašius dalykus. Bet tas nuoseklus eksploatavimas to Saulės mūšio vaizdinio, jis padarė tai, kad Šiauliai pradėti vadinti Saulės miestu ir tai tapo tarsi savaime visiems suprantamų dalykų. Juokingiausia tai, kad turbūt jau tuo metu netgi iš Latvijos pusės nesu radęs, kad būtų kažkas nuskambėjęs, kažkokios abejonės, kad tas Saulės mūšis galbūt Šiauliai čia. Aišku, sovietinė valdžia, sovietinis režimas, visai kiti dalykai, bet buvo bandoma, aš bandžiau pasidomėti, gal buvo tiesiog tam tikros minties, gal pavyzdžiui, ten buvo užgautos kažkokios ambicijos, gal pavyzdžiui, ten kaip Bauskė ar Jelgavoj, tas vietinis partinis elitas įsivaizdavo, kad čia lietuviai kažkaip daro ne taip, gal kviečiasi svetimą, bet nieko panašaus man nepavyko rasti. Kita vertus, reiktų pasakyti, kad Šiauliam labai pasisekė, nes tuo metu miesto valdžioj buvo ta sovietinė nomenklatūra, kuri labai rūpinosi miesto vaizdiniu ir labai kryptingai tai darė. Ir pažvelgus į tą sovietmečių, lyginant su kitom miesto jubiliejiniam programom, tarkim, į Vilnius sovietmečių minėjo savo jubiliejų, visa kita, tiesą sakant, nublanksta. Matant tą Šiaulių nuoseklumą, tą kokių, sakyčiau, 6-7 metų nuoseklų darbą, kuris tikrai visiems įdegė tą mintį, kad čia yra nebejotina Šiaulių savastis. Kažkokio grėžimosi tuo metu prie baltų vienybės idėjos mes, aišku, nerasim bandymo kažkaip eksploatuoti ar kažkaip nors mes žinom, kad vėlgi tų sovietmečių tie Šiauliai draugavo, broliavosi su kokia Jelgava, bet kad būtų bandyma tai eksploatuoti, aišku, svečiai iš Jelgavos miesto iškilmėse
dalyvavo, bet tai niekaip nebuvo eksploatuojama visa tai. Na ir kadangi jau čia vykstančiose paskaitose Černiauskas yra plačiai papasakojęs apie tai, kaip buvo įgyvendinti sumanymai pastatyti, sutvarkyti tą erdvę prie senųjų kapinių, įkurti tą Saulės laikrodžio aikštę ir kitus dalykus, tai apie tai, aš manau, nėra prasmės apie tai šnekėti. Ir aišku, tuo metu buvo bet ką turbūt jis savo paskaitose nepaminėjo, bet ideologiškai matyt tas, kas dėliojo tam tikrą simbolinę tvarką tam istoriniam pasakojime, matyt apie tai pagalvoju. Nes įgyvendinus, reiškia, tą visą projektą ne tik Saulės laikrodžio aikštės, bet ir atkūrus, realizavus Kalniuko rajono pertvarkos projektą, kuris turėjo virsti tokiu tarsi stilizuotų miesto senamiesčių, su netgi atkurta tokia tarsi simbolinė rotušė, tas miesto istorijos pasakojimas turėjo įgyti tokį linijinį pavidalą, judant nuo Rygos Kaliningrado link. Kad čia prasideda miesto istorija, praeitis, Saulės laikrodžio aikštė ir baigėsi pažangia šviesia ateitim naujuose miesto pietiniuose rajonuose. Tai visa tai turėjo būti toks realizuotas. Tai aš manau, kad tą visą Saulės mūšio vaizdinį, už tai, kad jis taip tvirtai įsišaknijo mūsų kolektyviniai atminty, pirmiausia nusipelnė tas plati 1986 metais surengta labai nuosekli miesto jubiliejaus propagandinė kompanija. O žvelgiant toliau, mes matom, kad laikui bėgant tos prasmės apauga naujom aktualizacijom. Dabar Saulės mūšis siejamas su Baltų vienybės diena ir aš manau, kad tai yra labai prasminga. Tuo norėčiau savo pasakojimą baigti ir padėkoti jums už kantrybę. Jau klausimai. Išgirdau skaičius. Klausimai, komentarai kokie. Mini, aš nežinau, ar esi žiūrėjęs, esi skaitęs, buvo toks Amerikoje Indrikis Šternis. Tai jis yra rašęs, aš bijau garantuoti 100%, bet žinau, kad jis man yra aiškinęs, kad yra prie Bauskės ten tie. Ir aš turiu vieną jo knygą, dabar jau jis, aišku, yra miręs, aš 96 pažinau. Jis man buvo padovanojęs, man reikės pasižiūrėti, nes ten būtent tas laikotarpis, tai aš aišku, dovanų gavau, bet žiūrėti nežiūrėjau, bet ten būtų galima turbūt atrasti tą jo kažkokius argumentus, kodėl ten. Nežinau, kad jis man ten primiktinai aiškino, kad čia tikrai Latvijoje tas Saulės mūšis. O kaip dabar su sąsaja, su ta vieta, kur dabar įprasmintas tas Saulės mūšis? Nesu medievistas, man keblu šnekėti apie tai, kas įvyko anuo metu. Ne itin seku tą naujausią istoriografiją, tiesiog reiktų pasakyti, kad tų vietų
manomų vietų, kur galėjo būti saulės mūšis, yra daugiau, netgi Lietuvoje siūlomas, kai kas įsivaizduoja, kad pavyzdžiui Radviliškio rajone yra tas Šiaurės piliakalnis, yra kitos vietos. Dabartinė vieta yra siejama, tarkim, mums visiems turbūt tam tikras autoritetas yra šios atminties profesorius Gudavičius. Profesoriui Gudavičiui autoritetu buvo vokiečių istorikas Benninghofenas. Tai po Benninghofeno darbo, kuomet jisai remdamasis senąją išlikusią, kiek gali būti sena topografija, jis tiesiog pasiūlė tam tikrą lokaciją, kur visą tai galėjo įvykti. Ir manoma, kad įvyko ten, kur stovi tas monumentas ir kuriamas tas monumentas kažkur ten. Aišku, tai yra iš esmės simbolinė vieta ir visi bandymai ar patarimai tyrinėti mūšio vietas archeologiškai, jie visam pasauliu visada baigėsi nesėkme. Nes, ką tu mūšio vietoj, nerasi po kelių amžių mūšio vietoj paliktų kalavijų. Tai aš nelabai įsivaizduoju, ką ten archeologiškai galima tyrinėti, nes tokių bandymų yra buvę ir rusai bandė taip savo laikų sovietinį nustatyti, pavyzdžiui, Kulikovo mūšio lauką ar kitas vietas. Tai ta prasme, tai ten gaudavos nelabai kas iš to išeitų. Nors, kai kas tvirtina, kad iš dalies tai galima, pavyzdžiui, Lenkų mokslo akademija buvo parengusi, teikia savo taip vadinamą, kad pas mus yra mokslo taryba, pas mus yra analogas tam tikrą projektą, kurie bandė kažkaip naujoviškai tuos archeologijos metodus taikyti, bandyti ieškoti, tikslinti, pavyzdžiui, Žalgirio mūšio vietą, bet tas projektas nesirealizavo ir kažkaip taip. Gal kokių nors minčių ar pastebėjimų? Aš kada žiūrėjau tą patį Šiaulių gerbą, net sovietų, jeigu atsuktų anksčiau, ir galvoju, bent tik tai tas, kur ant sienos yra, dabar Komorganas, mes žinom. Aš dabar tik tai pagalvoju, beklausydama, galvoju, ar teisingai, kad drąsu vis tiek nupiešti saulę, bet nepabėgti nuo apvaizdos akies. Nes čia, žiūrėkit, yra saulė, tai ką liepia sovietinė valdžia, bet tai labai subtiliai palikta apvaizdos akis. Ne, čia mes gal, čia yra tas atvejis, kai mes bandom įžvelgti daugiau, negu yra iš tikrųjų. Nes heraldika yra pakankamai griežtas mokslas, egzistuoja pakankamai griežtos taisyklės. Tu negali simbolių piešti bet kaip ir kaip tu nori. Aišku, ten galima tam tikras įsakyti pageidavimo koncertus ir visą kitą, ir tos savivaldybės, kiek suprantu, dabar kartais įsako, bet visgi tai yra norminama, žiūrima ir aš manau, kad ne, tiesiog tai pasirodė galbūt toks prasmingiausias, nes jau turint galvoj tuo metu tą ideologinį įtarumą kartais net menkiausiam dalykam, tai aš kažkaip manau, kad gal ne. Aš tik lyginau su prieš tai tuo projektu, kur buvo prieš tai esmas vizija, kur buvo piešiniai, ten eina saulė. Jo, tai ta prasme, tai yra, šitas tiesą sakant yra, gal aš įsivaizduoju, vėlgi jis apskritai yra pernelyg stilizuotas, kaip jis galbūt tinka kaip ženkliukas toks herbas, bet vėlgi, pernelyg primityvų. Aš tiesiog šitą lyginau su siena ir atrodo, vis tiek nuo trikampio nepabėgo. O įdomu, ar nėra tų autoriams, tai čia ir sako, ką pats tas autorius, kai kūrė tą, dabartinį, kas yra realiai ant tos sienos.
Ar nėra kokio nors atsiminimų, ką jis ten norėjo parodyti? Ne, tai esmė ant sienos, jeigu pasižiūrėsit, ant sienos yra du variantai. Yra vienas variantas, va tokia saulė. Tai tas taip. Jo, tai tas variantas atsirado todėl, kad tuo metu jisai buvo patiktas projektas ir buvo manoma, kad jį patvirtins. Bet jo nepatvirtino, patvirtino šitą projektą. Bet tik dėl saulės skiriasi. Taip. Nu, ne tik saulės, jūs pasižiūrėkit, ir ta stilizacija yra, nu, čia toks, nu, gerokai tas, kur laiko šitą merginą, jis iš ties yra praktiškai 1:1 su šitu. Jis pernelyg yra. Nes ta herbų kūrimo kompanija sovietmečiu nebuvo labai ilga. Paskui visgi buvo, kiek suprantu, pasižiūrėta įtariai ir ji nutrūko. Ta heraldikos komisija, ji nedirbo viso sovietmečio. Ir ten atsiranda 67 metais ir dirba kelis metus. O paskui tarsi jos, na, kažkaip taip. Nežinau, kaip ten, ta prasme, aš neradau jokių dokumentų, dėl ko jinai nutraukė savo darbą, bet įtariu, galbūt nusprendė, kad gal nereikia. Kelintais metais buvo ta pirmoji Šiaulių istorija, kur to statistikos departamento. Ne, čia 20 amžiaus pradžia. Tai yra... 1,9 ar 1,8? Ne, 1,9. O tai tada galima, aš niekada nebuvau girdėjusi to dalyko apie etimologiją Šiaulių. Tai jeigu juokai sako ne du variantai Šiauliai arba Saulė, vadinasi, ir tada buvo, juk ir dabar tą patį kalbininkai kilpina žodį Šiauliai. Labiau nuo šaulys, ar ne taip? Aš tik žinau, kad Skirmantas variantas labai griežtai su Saulė nieko bendra. O bet su šauliais? Ne, su kuo variantas? Yra tokia misija, yra Šauliai, bet irgi kažin labai taip. O tai su kuo dabar kalbininkai pripažinta nuomonė etimologija? Tai nėra iš mūsų etimologijos. Nėra. Ta pati pasiliko. Kaip Kuršėnas. Ai, supratau. Bet tai buvo dar kažkur lotyniškas teras Sauliavorum, tai ne saulės, o šilių. Tas mitas, tai va toks. Mitas kartais svarbiau negu istoriniai faktai. Nu, jis lengviau prigyja, jis iššakinėja, jis patrauklesnis. Visuomenės sąmonėj per kartų kartas. Čia, žinoma, nuopelnas ir protingų vadovų. Nu, vis tiek, tai kad... Smetona. Ką tu nori sakyti? Vis tiek Smetona buvo toks prezidentas, kuriam kažkai kada bus lygių. Nu, kalbant apie... Jo, bet vėlgi, nu kaip ten kalbant apie tam tikrus mitus, turbūt irgi, jeigu tam, kad mitas įsišaknytų, vis tiek turi būti, kad jis tvirtai įsišaknytų, turi būti šioks toks kažkoks pagrindas. Realumo. Jis negali būti visiškai taip. Tai bus fantazija. Kaip dabar Šiaulių banko tas pavadinimas, kad Stasys rašo. Bet tai tavo tas tyrimas, dėl ko labai dėkoju, pagrindė, kad, nu, ne dėl 750 metų per tą jubiliejų, bats ir atsirado Šiauliai Saulės miestas, va tiesiog. O kažkas paėmė ir ant durniaus sugalvojo. Ne, tai ta tradicija prasideda tarpukariu, galim sakyti, o ta miesto kūrimo šeimose to, tik tai tiek, kad tas miesto jubiliejinė kompanija, jinai grąžina tą, ką nutraukė ta sovietinė okupacija 400-ais. Nes jeigu ne, turbūt jeigu nebūtų, jeigu mūsų santykiai su Latviais būtų prastesni, jeigu nebūtų Baltijos antantės, jeigu nebūtume norėję draugauti, jau 36 metais stovėtų Šiauliuose greičiausiai koks paminklas Saulės mūšio, arba koks bent akmuo.
Jeigu būtų pasidavę Latvių pasiūlymui švęsti ir įprasminti, būtų, o kai patys lietuviai, nu, aišku, ne šiauliečiai, bet kauniečiai sustabdė šį norą, tai ką, kas latviams beliko, teko atsitraukti. Bet va, nuo pirmos Šiaulių istorijos jau iš karto ir Šauliai, ir Saulė, įdomus tokie dalykai. Gerai, tai dar gal ko. O aš noriu paklausti Dangilo draugo Vigmanto, o kokią knygą jūs rašote, kur bus visa tai, ir atskleiskite paslapties šydą, nors trupučiuką, kur kažkokie, aš taip suprantu, jeigu rimtai, kažkas irgi su Nors galbūt yra tapatybė. knyga rašoma apie lietuvius ir Lietuvą latvių literatūroje. Ir vienas skyrius yra būtent apie Saulės mūšį. Jis yra spausdintas ir dalies kaip straipsnis. Jau galima susirasti, pasižiūrėti. Latviai rašytojai dauguma rašo apie tai, kad Saulės mūšį laimėjo Žiemgaliai, jisai vyko Žiemgaloj, prie Bauskės ir taip toliau. Iki šių dienų? Ne, tai yra tarpukariniai rašytojai, o kur jau vėliau, Liudenas, tarkim, ten 80-metyje tokią poemą parašė, jau ten daugiau va ta baltų vienybės idėja yra puoselėjama, jau tarybiniais laikais. Bet va, anais laikais, čia ir rodė tą knygą Fimbero, tai būtent, kad lietuviai ten beveik pagalbinio vaidmenį. Tai va, Ne, Kaip žemaičiai sako, kad pagrindiniai buvo žemaičiai Saulės mūšį, latviai, kad Žiemgaliai. Taip, niekas neskaito kronikos, kur parašyta aiškiai, kad liutaujam, baujam. Ne, tai su gal turbūt, jo, gal turbūt reiktų, O kaip parašyti? Lietuviai liutauja. Litauja. dar turbūt reiktų dar vieną dalyką, tokį, kalbant tai, ką paminėjo Vygimantas, pridėti, kad tas su tai Žiemgaliais dar yra svarbu. Prisiminkim, kas tuo metu yra Latvijos valdžioje, yra pats Ulmanis iš Žiemgalos. Ir tada tas Žiemgalių vaidmens Latvijos istorijoje vaidmuo labai akcentuojamas yra. Irgi, tai ne pagrindinis tas motyvas, bet tai toks svarbus faktorius yra. Nes Žiemgaliai tarsi tampa tokia Latvijos tautos titulinė tauta tarsi. Tuo metu tam istoriniam pasakojimui. Taip, Nu, ir ten saldu. daug yra. Visų. Nu ką, labai ačiū. Ar Dangilui nebuvo buvo prisijungęs, Kas? kas ar prisijungęs nebuvo? Buvo prisijungusių. Ir pavadinimo negaliu rodyti. Dėkoju tau. Kad reklamos nebūtų. Ne, kad prisipažinimo vyksta. Viskas aišku, labai ačiū. Dangilui. Jo, bet dabar negali. Jo. Aš jums